Išėjau iš darbo, senai laukiau, kada galėsiu pasakyti šitus žodžius. Keletą metų vis kurpiau planus, ką veikti, ką daryti ir kur pasukti. Tai va, galiausiai priėmiau sprendimą, tai tiesiog gaunasi, išėjau iš įmonės, atsidariau savo individualią veiklą, nes tą labai irgi norėjau padaryti, kad galėtum būti pats savo viršininkas. Tai va, TikToko irgi dėka tą irgi galėjau padaryti, nes susirinkau klientūrą, atsirado tikrai žmonių ir gana, kurie stambiai užsiima miškais, bet kažkaip prarado savo darbininkus, ten jau istorija. Tai va, susirado mane, arba aš juos susiradau. Tai va, tai porą tokių aspektų, tai kad pats gali ten, nežinau, viską menedžintis savo tiek laiką, tiek darbų krūvį, panašiai. Alga nebefiksuota, jau kai dirbi pats ant savęs, tai gaunasi, kiek uždirbai, tiek tavo. Taip, mokesčius turi susimokėti, bet tu nedirbi niekam, kam dar nuo tavęs lieka. Tai šitas aspektukas irgi visai fainas. O toliau tai ir toliau tiesiog ieškau klientūros. Jeigu kažkam reikia, turit miško, bet nežinot, ką su juo galite veikti, nesuprantat visų teisinių dalykų, tai parašykit, susisieksim ir aptarsim reikalus. Gal tik kiek reiks palaukti, kartais gal net ir iki kokio mėnesio, nes visai tos klientūros esu užsiauginęs, tai sunku visus aplakstyti. Tai va, hit me up.